Sveiki! Praėjusį kartą kalbėjom apie tai, kad pinigai mėgsta žmonės, kurie yra sąžiningi ir atviri patys su savimi. Šiandien noriu pakalbėti apie atsakomybę, nes pinigai labai mėgsta tuos, kurie mėgsta užduoti savo klausimą, o ką aš padariau kitaip, kad susiklostytų dalykai kitaip, man palankiau, fainiau ir panašiai. Tie žmonės nuolat prasiaudituoja, kas įvyko, kodėl įvyko ir kaip jie tą gali pakeisti. Ir vėlgi, jeigu balanse mes turim debitą ir kreditą, tai mes turim internalus ir eksternalus. Ir internalai yra žmonės, kurių kontrolės lokusas yra viduje. Jie visada ir visur yra atsakingi už viską. Ir jeigu toliau tuo pačiu stilium sutirštinant šnekant, tai jie galbūt net gali kaltinti save dėl to, kad kaimyniniai šalyje įvyko karas ir jie to nenumatė, neužbėgo įvykiam už akių, nepadarė kažko, ką galėjo padaryti, kad tas karas neįvyktų. Eksternalai tuo tarpu mėgsta lankytis pas būrėjus, ekstrasensus, iš kelionių parsiveža visokių suvenyrų, kurie pritraukia pinigus ir turtus. Per pilnatį sudeda savo piniginės ant palangės, kad jos prisipildytų, maudosi voniuose su pinigų kupiūrom ir taip toliau ir panašiai. Tai internalų rykštė yra tai, kad jie dažnai perdega ir palūžta nuo to svorio, kurį susikrauna patys ant savęs. Eksternalai jaučiasi nereikšmingi ir nesvarbus ir savo likimo nekontroliuojantis, todėl jų rykštė yra depresija ir nerimas. Tai balansas kažkur yra per vidurį ir tikrai yra dalykai, kuriuos mes galim pakeisti ir turim pakeisti, ir yra dalykai, kurie nuo mūsų nepriklauso. Kitas pinigų mėgstamas reikalas yra toks nefainas žodis disciplina. Tai pinigai labai mėgsta discipliną ir nuoseklumą. Ir jeigu mums tą žodį išgirdus kažkas piestų stojasi viduje, nes mes esam kūrybingos, laisvos, nepriklausomos asmenybės, tai įsivaizduokim kelionę burlaiviu per vandenynus. Tai tuo burlaiviu keliaujant, taip, mes turim plačius horizontus, gražius kraštovaizdžius, niekas mums neknisa smegenų, bet mes turim ir gamtos stichijas, kuriom esam visiškai pavaldus, mus talžo vėjai, mus merkia lietus, mus gali užklupti jūrligė, gali būti labai daug nekomforto tame ir netgi pačioj fainiausioj kelionėje mes vis tiek laikomės net minimalios disciplinos, nes mums reikia į tualetą, mums reikia išsivalyti dantis, mums reikia padaryti kažkokius rutininius ir netokius fainus veiksmus, kad elementariai mes funkcionuotumėm. Ir į visą šitą mes nežiūrim kaip į kažką, tingiu, nenoriu, mes tiesiog einam ir padarom. Tai lygiai taip pat į discipliną su pinigais aš siūlau žiūrėti kaip į savo fainus ir saugius namus, nes mes namus prižiūrim, tvarkom, valom. Lygiai tą patį galim daryti su savo ataskaitom ir galim jas susitvarkyti taip, kad jos būtų skaidrios, labai lengvai nuskaitomos, viskas mums būtų po ranka, visa reikalinga informacija ir tų ataskaitų peržiūra arba susitvarkymas pagal save, tai yra tas pats, kas dantų išsivalymas. Ir išsiugdžius tą įprotį, tai tikrai netampa nei našta, nei kažkas nefaino. Netgi kaip disciplina mes to neįvardinam, tai tampa mūsų įpročių labai labai mums naudingu. Tai turbūt esat girdėję ir tokį mūsų dar protėvių posakį, kad laimingiausios santuokos yra tos, kurios yra iš išskaičiavimo. Ir taip, aš manau, aš pritariu tam. Tik tai aš manau, kad tas išskaičiavimas, taip kaip mes jį suprantam, yra kitoks išskaičiavimas, kaip sakė mūsų protėviai, jie skaičiavo greičiausiai ne pinigus, jie skaičiavo laiką, energiją, dėmesį, tuos kitus gyvenimiškus resursus. Ir jeigu mes to periodiškai nesusiskaičiuojam poroje, santykyje, tai labai tikėtina, kad mūsų santykis nebus harmoningas. Ir jeigu imkim paprastą gyvenimišką pavyzdį, vėlgi man lengviau jį yra pasakoti iš moteriškos pusės, atsibundam ryte šalia savo poros, kaip moteris, ar ne, ir iki susiruošimo į darbą turim dar 11 laisvų minučių,
Vyras nori pradėti dieną fainai ir linksmai. Mes galbūt nelabai tam turim noro, nes kaip moterims reikalingesnė būtų ilga preliudija, ten galbūt šampanas, galbūt muzika, galbūt gražus romantiški žodžiai, bet į 11 minučių to nesukišim. Ir mintyse mes greitai susiskaičiuojam, kad pas mus yra 2 žmonės, 2 balansai, biudžetas bendras ir jeigu vyras savo pelno nuostolio ataskaitoje turės šiandien pelną, tai kažkokią naudą iš to turėsiu ir aš. Ir aš investuoju 11 minučių su tuo tikslu, kad vyras turės pelną, jisai jį labai pasiekia efektyviai ir išeina laimingas į darbą. O moteris tuo tarpu galvoja visą dieną, aš pabuvau tokia faina, mano vyras laimingas, reiškia grįšiu vakare ir ko gero manęs laukia kažkas romantiško, gal gėlių puokštė, gal pasikvies mane vakarienės, kažkas tokio turėtų įvykti. Ir grįžta vyras ir klausia, o kur mano vakarienė? O moteris sako, bet tai palauk, kokia vakarienė, tu ryte ten taip smagiai viską pradėjai, pelną turėjai, tai man kažkas turėtų dabar būti už tai. O vyras apšalęs sėdi, sako, bet tai klausyk, čia prieš 3 dienas aš tiek kariau, visą pusvalandį ten prakaitavau, tu turėjai 5 pelnus, tokius pelnus, kad kaimynai girdėjo, man ten išėjo, toks mažiukas pelniukas, praktiškai tik pusė. Ir tu dabar galvoji, kad kažkas tau priklauso, kai tu savo pelno ataskaitoj turi 5 pelnus, o aš tai viso labo tik 1,5. Ir kas tada tikėtina įvyks? Tikėtina bus konfliktas, jeigu žmonės nėra raštingi emociškai ir turbūt finansiškai. Jeigu jie raštingi abiejose srityse, tai jie greičiausiai susės ir pasikalbės, kasgi čia įvyko. Ir tame pokalbyje tikėtina dalyvaus jų abiejų buhalteriai. Tai vienas racionalus, kitas kūrybiškas, tai iš viso 4, ar ne, 2 iš vieno, 2 iš kito pusės. Ir jie susižiūrės, kas ten pas juos įvyko ir kurioje vietoje įvyko ta potenciali avarija. Tai paaiškės, kad jų ataskaitiniai laikotarpiai nesuvienodinti ir tam, kad nesusikalbėjimo nebūtų, kad konfliktų nevyktų, jiems reikia sulyginti savo ataskaitinius laikotarpius. Ir tai turėtų būti, jeigu pas moterį yra 1 diena, pas vyrą savaitę, tai reikia surasti kažkokį kompromisą ir galbūt skaičiuoti 2 dienas, kaip pavyzdį. Kitas dalykas yra savikainos išskaičiavimas, ar ne, ir kiek reiškia vienam ten investicija 11 minučių, kiek reiškia kitam investicija pusvalandžio. Susivienodinti savikainos apskaitą ir panašiai. Ką jie tuo metu daro? Jie sėdi, ieško kompromisų, skaičiuojasi, galvojasi, kas abiem pusėm priimtina. Ir jeigu jiems tai pavyksta, tai jų santykis bus tikrai labai harmoningas ir jisai bus taip iš išskaičiavimo. Ir jie turės tą įgūdį, kuris reikalingas, norint faino ir harmoningo santykio su pinigais. Nes lygiai tas pats vyksta mūsų finansinėse ataskaitose. Ir jeigu mes norim savo pinigus valdyti, tai mes turim žinoti, kaip mes juos apskaitom, kokiu periodiškumu, ką mums reiškia investicijos vienokio ar kitokio dydžio ir kokia yra mus tenkinanti ir mums tinkanti savikaina. Tai šiandien tiek. Linkiu visiems daug pelnų ir gražaus laiko. Iki sekančių malonių.